Sveiki visi, šiandien pasirašom sutartį ir pradedam pardavinėti namą, patį geriausią namą Kauno rajone prie Marių ir bendraujam su Meilutė. Aš norėjau nufilmuoti, jau pradėti, kadangi esu tikras dėl to, kad mes savo darbą atliksim labai gerai, tai aš jau nuo pirminių stadijų pradedu jau įrašinėti mūsų veiklą. Tai sveiki, Meilutė. Sveiki. Pirmas klausimas, kodėl nusprendėt, kaip nusprendėt ir kodėl nusprendėt pasirinkti mus? Nes profesionalų komanda, kuri atliks savo darbą, tikiu gerai ir patikimai. Ok. Bet jūs nežinot, ar mes profesionalai, gal mes tik tai žadam padaryti darbą gerai, o ar mes jį atliksim, sužinosit tik po kažkiek laiko? Na, aš kažkaip tai esu visiškai tikrai, mes pasitikiu. Reiškia, pasitikit. Dabar, o kaip tą pasitikėjimą? Jūs pirmą kartą iš kur sužinojot apie mus? Rekomendavo jūs rekomendavo. Pagal rekomendaciją, ar ne? Kažkas tai žmogus sako, kad gerai turėtų sudirbti. Nu ir po to mes gana ilgai prašnekėjom. Dabar aš galvoju, mes vieną pokalbį ar du turėjom? Du pokalbius. Mes turėjom du pokalbius su jumis. Telefonu. Su jumis asmeniškai du. Ir nusprendėt pavesti darbą mum. Nors mes esame dvigubai brangesni nei bet kas kitas Lietuvoje, vis tiek pasirinkot mus. Na, taip, su jumis pasikalbėjus. Su jumis pasikalbėjus iš tikrųjų, po pirmo jūsų pokalbio viskas jau daugmaž buvo aišku, kad imsiuosi su jumis reikalų. Nepaisant to, kad mes dvigubai brangesni negu kiti. Na, taip, bet jūs garantuotai tai darot. Ir jūs duodat tas ataskaitas visas, tarkim, viską jūs atsiduodat pilnai klientui, viską, ką jisai turi žinoti, tai kodėlgi ne? Jo, tą aš noriu atkreipti ir užakcentuoti visi, kas dabar klausos dėl to, kad mes dvigubai brangesni. Iš tikrųjų, jeigu gerai pasigilinti, tai galima netgi sakyti, kad mes dirbam dykai. Nors komisiniai yra dvigubai didesni. Jeigu yra tiesa, jeigu mes galime įrodyti, kad mes tikrai gaunam 10% aukštesnės kainas negu kiti pardavimai, vadinasi, mes to savo 6% tikrai užsidirbam. Ir aš netgi dabar ruošiu dizainą naujai skrajutei, kur yra parašyta, reiškiasi, mes atkreipiame dėmesį darbu. Mes atkreipiame klientų dėmesį darbo, o ne įkyriais skambučiais. Tai yra 10 kartų daugiau reklamos, 10 kartų daugiau pirkėjų skambučių, 10 kartų daugiau apžiūrų, nes yra įdedama 10 kartų daugiau darbo valandų. Jeigu tu įdedi valandas, jeigu tu įdedi darbą ir dirbi komandą, rezultatas bus. Bet kaip ir sakiau, kol kas Meilutė duoda pirmą interviu, daugiau remdamasi tik tai, sakykime, tokiais teoriniais pažadais, ar ne, daugiau norais, ar tikėjimu, pasitikėjimu, daugiau tai yra viskas, jinai su mumis jokių sandorių nėra turėjusi, jokių pardavimų mes nei būtų, nei dar kažko jai nesam pardavę, bet aš jau norėjau nufilmuoti pirmą 4 iš viso filmuosim iš Meilutės interviu, tai pirmą, kaip mes pradedam dirbti, antrą, sakykime, po kažkiek laiko pats procesas, kaip jai patiks, trečią, patį pardavimo faktą ir ketvirtą jau pilną užbaigimą, išsikelimą ir atsisveikinimą, žinai, ar sugebėsim tą tikėjimą ir pasitikėjimą išlaikyti iki galo, ar kažkuriam etapę galbūt biškutį prisidirbsim, galbūt pabars mumis kažkuriam interviu Meilutė, nu, bet mes ypač dabar, kadangi čia toks pirmas yra interviu, kur filmuojam ne po pardavimo fakto, nuo pat pradžių, tai mes tikrai norėsim, kad tas pardavimas būtų pavyzdinis. Ir netgi, aišku, negarantuojam visiems, kad tą darysim, bet, sakykime, Meilutės atveju jau pradinę kainą mes statysim aukštesnę, kadangi manom, kad galim gauti didesnę kainą negu kad
Yra įmanoma gauti netgi kainą didesnį negu pradinė prašoma meilutės kaina. Yra įmanoma. Tai yra nedidelis procentas, gal 3, gal 5 procentai, bet tokia tikimybė yra. Ypač kai meilutė taip išgyrė savo namą, kad jis yra geriausias iš geriausių, tai mes startuojam su aukštesnė kaina. Nu ir žiūrėsim. Kokia patirtis, tas bendravimas, sutarties pasirašymas, tie sutarties punktai ir taip toliau, ką galit pasakyti apie tą visą? Aiškiai išanalizuota, sudėliota visi klausimai. Tie filmavimai gal labiausiai gerai privalumas yra, kur negali ginčytis, tiesiog akivaizdžiai būna nurodyta, įrodyta, ką šnekėjai, ką rašys. Gerai, sutartis, kaip ir minėjau, tik tai, kad kai kur daugiau tų po 5 procentų mažiau būtų, o šiaip viskas gerai. Aiški sutartis, visos atsakomybės visų aiškios yra. Ir jau mes dar net nepradėjom, fotografas dabar yra užsakytas, atvažiuos tik tai pirmadienį, fotografas, jau profesionalus, kur su dronu, su viskom, labai kokybiškas padarys nuotraukas, tom galim būti visi tikri, nes jisai fotografuoja tik nekilnojamą turtą, nei vestuvių, nei krikštynų nefotografuoja, tai žmogus, kuris specializuojasi nekilnojamam turte. Bet netgi iki šio momento jūs jau turėjot patirtį, neįvardinkim dabar kokią agentūrą, kad, sakykime, nediskriminuoti kitų ir nežeminti, bet jūs jau turėjot patirtį ir pati pardavinėdama ir su kita agentūra. Ir iki šio momento, kuom skiriasi mūsų darbas, mūsų bendravimas ir tos kitos agentūros? Na, bendravimas pas mus tai tuom ir skiriasi, kad jis su agente tu pasikalbi, kažkiek laiko pasikalbi, įsiskirstai, pažiūrėjus, kiek mes jau čia visokių bendravimo turim, labai smagu iš tikrųjų yra. Viską išsikalbėjau tikrai. Aš turiu tokį klausimą specifinį. Kai jūs su kita agentūra tvarkytės, ar buvo tiek laiko skirta, kad išsiaiškinti su namą? O kiek laiko buvo skirta? Aš dar gyvenime tiek laiko nebendravau niekada su jokiu agentu, kiek mes esam dabar jau prakalbėję valandų. Jau statistiškai jūsų sandoris padarytas su manim pradžioje, įvertinkit, kiek mes jau valandų prakalbėję. Mes dar tik pasirašėm, ką tik sutartį ir tik startuosim dirbti, dar fotografas turi atvažiuoti pirmadienį. Bet įtariu, kad vien tik mano jau yra sugaišta apie 3-4 valandas, plus brokerio ar porą valandų, plus jeigu imti marketingistai, 2 šiandien jūs kamantinėjo ir klausinėjo apie namą, viską iki smulkmenų, ar ne, kai kurios klausimus net negalėjot atsakyti. Tai jau žmogiškųjų resursų yra sudėta darbo valandų kažkur tai apie 10 valandų ar daugiau. Ar ne? Bendrai sudėjus visas komandinį darbą. Mes tik dabar pradėsim dirbti. Na taip. Niekas matosi, kad gilinatės į savo objektą, kurį ruošiatės taip drastiškai pakeldami kainą dar parduoti, tai super. Jums tinka, ar ne? Esmė tame, kad tikrai ruošiatės atsakingai vykdyti savo sutarties sąlygas. Nes jeigu mes planuotumėm, kaip ir dauguma agentų, ką daro, tik padaryti nuotraukas ir įdėti į skelbę aruodą ir po to laukti gal netyčia, kas paskambins, tai mums tą gaišti laiką dėl tų visų niuansų nebūtų prasmės. Ką mums gaišti laiką? Stengtumėmės kuo greičiau, pusvalandį padarėm nuotraukas, įdėjom skelbimą, ačiū, bus klientas, pakalbėsim. Jeigu mes taip dirbtume, tokie rezultatai būtų. Bet kadangi mes jau žinom, kad turėsime daug pirkėjų, mes žinome, ką jie klaus, mes viską iš anksto žinom, mes specializuojamės tik tai namų pardavime, mes atstovaujam tik tai pardavėjų interesus, tai mums jau iš karto aišku, ko mums reikės dėl jūsų namo ir mes dėl to su jumis šiandien 2 valandas. 2 valandas. 2, daugiau. Viską, statybinius klausimus jūsų. Ir ar nebuvo jums keista, kad moteris tardė jūs dėl statybinių klausimų?
Nu, ne, man tai kaip tik nekeista, tai akivaizdžiai matosi, kad ne šiaip savo paprastai paklausia, kaip atrodo, kokia spalva ir panašiai, kad ruošiasi rimtai pristatyti objektą, nu, tą mano namą, nes jis tikrai yra labai geras. Pirkit visi, kas galit. Man jis yra per didelis tiesiog man jis yra per didelis. Bet šiaip visumoje tai labai geras. Gerai, tai va, čia kol kas tokie įspūdžiai, tai pradėjus dirbti. Reiškia, mes jau iš karto klientas suprato ir kad mes tikrai ruošiamės rimtai dirbti. Kaip sudirbsim, čia vėliau pamatysim, ne? Bet mes nebūtumėm gaišę 10 valandų iki darbo pradžios, kad pradėti su to objektu dirbti. Kokia prasmė? Jeigu mes tik tai pakabintumėm skelbimuką, taip kaip daro dauguma agentų, prisirašo tų tokių lengvabūdiškų sutarčių, o mūsų sutartis yra labai pareigojanti, labai stipri, bet už tai mes turime iš jūsų garantijas, jūs tą turite irgi suprasti, mes turime iš jūsų garantijas, kad mes bet kokiu atveju garantuotai uždirbsim. Dabar mums tik tai reikia atlikti labai gerai darbą. Dabar aš jau lauksiu jūsų įvykdymo. Ja. Aš jau ten tas tapkes ruošiuosi į tą naują vietą. Tai ką, ačiū Meilutė už tokią pirmą pasidalinimą įspūdžiais. Ir sekantis interviu bus jau pats darbo procesas, kaip jums patiks ar ne. Nu, bet aš pažadai ir procesas yra vienas dalykas, rezultatas yra turbūt svarbiausia. Ne? Tai va, trečias interviu bus, kai jau bus gautas rezultatas. Tai ačiū jums labai, o jeigu kas norite sužinoti, apie kokį namą čia ėjo kalba, tai čia namas yra namas, Meilutė, kur namas, tu geriau žinai. Gluosnio gatvė 3 Šlienava. Šlienava prie Kauno marių. Ar matosi marios? Ne, pro langą nesimato marios, bet pasivaikščioti jų nėra toli. Iki marių ten kelios minutės, ar ne? Taip. Tai va, namas prie Kauno marių, ką traukia vanduo, ką traukia gamta, tai tikrai yra superinis namas. Kreipkitės, galit pažiūrėti šitą namą ir namūbrokeriai.lt, ir Facebook'e namų brokeriai, ir aš manau bus įkeltas video rolikas į namų brokeriai YouTube kanalą. Nu ir pastoviai, kas Kaune ieškot, tai tą namą matysit, rekomenduokit savo draugam. Tarp kitko, mes mokame atkatą tą vadinamą. Jeigu kažkas rekomenduosite kliento, kuris tikrai tą namą nupirks, tai galite tikėtis iš mūsų, sakykime, nuo 500 netgi iki 1000 eurų atkatą, taip jau žargoniškai, o lietuviškai tai būtų pirkėjo paieškos mokestį. Mes tokį vienkartinį išmokam bet kam, kas gali rekomenduoti, draugus, pažįstamus, taip toliau. Namas yra statytas savo ir netgi jeigu bus poreikis, galima bus suvesti su žmogum, kuris statė, kuris savo rankom įrenginėja. Žodžiu, tokia galimybė bus. Svarbiausia nuvažiuoti, pasižiūrėti, ar tinka jums vieta, ar tinka aura, energetika, ar tinka tie visi dalykai, bet kažkaip man intuicija sako, kad šitas namas bus parduotas dar 23 metais. Dabar yra lapkričio, mes turim 24, lapkričio 24, tai jeigu objektai yra labai patrauklus, labai geri, mes juos parduodam greičiau negu per mėnesį. Tai ką, ačiū tada už interviu, už atsiliepimą ir stabdau tada įrašą ir iki malonaus. Namų brokeriai, prenumeruokit Namų brokeriai YouTube kanalą, ten pranešimus duodam, Facebookas Namų brokeriai, YouTube'as Namų brokeriai ir pagrindinis brokeris iš Miamio. Mane daug kas matėt su ta Miamio kepurite, man atrodo, YouTube ir visur kitur, bet šiaip darbus atlieka mūsų marketingo komanda Lietuvoje. Iki.